Ir čia klaida. Kam ta nosinė čia? O po velniais, kam tas kablelis čia reikalingas? Ką čia darote? Nu ką, tikrinu klaidas, nematai. Rašiaugi nacionalinį diktantą. Aš visada maniau, kad lietuvių kalba yra labai lengva, pasirodo, baisi ta kalba. Žmogiškai neįmanoma nieko parašyti. Kiekvienam sakiny po klaidą. Nežinau, kad taip domitės gramatika ir esate toks gimtosios kalbos entuziastas. Nesu. Susilažinau tiesiog su viena ilgametė draugė. Viena ilgametė? Ne, nu tokių draugių aš daug turiu. Tiesiog susilažinau, kad sportuosiu ir numesiu 5 kilogramus. Ir nenumetėt? Numečiau, bet nesportavau. Nuvažiavau ir nusisiurbiau į dar 7 kilogramus. Bet tai draugė iškart kažkaip tai suprato klastą. Matyt, ta duobė nuo siurbimo šlangos ant pilvo viską išdavė. Nu tai va, tipo ir pralošiau tas lažybas. Tai dabar turiu padaryti kokius ten 5 nacionalinės svarbos dalykus. Tai va, rašiau nacionalinį diktantą, čia 1. Dar bėgau nacionalinį maratoną, šitągi filmavai prie upės, atsimeni? 2. Dar liko 4 km ten nubėgti, aišku. Bet iki mėnesio pabaigos tai turėčiau nubėgti. 3 dalykas. Buvau nacionaliniam dramos teatre. Žiūrėjau tą spektaklį Išvarymas. 6 valandų spektaklis apie varguolio migraciją. Tai vieną dieną pažiūrėjau 1 dalį, po savaitės paskui 2 dalį. Nu vat ir dabar liko 3. Kokios dar liko nacionalinės svarbos užduotis? Nu, žygis nacionaliniam parke. Be šito tai labiausiai bijau. Nes reikės nakvot toj palapiniai. Kokiam ten miške, raiste, žinai. Tai šitą pabaigai pasilikau. Nacionalinis diktantas, nacionalinis maratonas, nacionalinis dramos teatras ir nacionalinis parkas. Tai tik 4, kas 5? Gal gauti kokį nacionalinį apdovanojimą? Ne, paprasčiau. Nacionalinis radijas ir televizija. Turiu vieną sekmadienį pravesti laidą popietę su Sauliumi Poška. Susitariau su Čekoliu. Parašys, tipo, jisai man tekstą apie ten globalizacijos iššūkius dešrų pramoniai. Na, vargo daug, bet 7 kilogramus numetėt. Nu, principė ne. Jau priaugau, matai. Bet matyt kitoj vietoj, nes duobė tai liko.